Kur mano tėvai dingo? Pasimetu. Labas rytas visiems. Šiandien yra pirma diena Maltai. Tai tiksliau, tai 5 diena atostogų. Mano tėvai dar valgo, aš jau pavalgiau ir aš tiesiog grįžau į kambarį. Ką šiandien veiksim, pamatysit? Aš patys dar nežinau pilnai. Stovim stotelėj, laukiam autobuso ir važiuosim į paplūdimį, o po to kažkur pavaikščiot, nežinau kur, po miestelį, neturiu žalio supratimo. Atvažiavom į Dinos miestelį. Buvusi senovinė, seniausia Maltos sostinė pirmąją. Taip, seniausia Maltos sostinė. Ir čia tikriausiai jūsų dieną praleisim. Pasivaikščiosim, po to dar į kitą miestelį. Tėti, koks ten miestelis buvo? Čia? Ne, kitas. Koks kitas? Aš tau skaičiau grinai. Kažkas iš šarų įdės. Tėtis pasiėmė kapučino, mama juodos kavos, paėmiau visiems tortas su pistacijom ir sakiau, migdolais ir pasiėmiau šaltos kavos. Skanu? Į kitą miestelį. Gaunas taip, kad ten gatvė vieną pereini ir kitas miestelis, kadangi jie labai maži. Ir dabar čia stovim prie kažkokio muziejaus ir skaitomas, kas tai yra. Tėtis nuėjo į tą muziejų, mes su mamuku vaikštom po miestelį šitą, čia labai daug žmonių. Po Rabat miestelį. Labai jauku, daug žmonių. Gražios dalykos. Nupirkau draugiam lauktuvių. Koks tu mielas, jočiau, kaip iš nurkčiau. Jočiau. Aš pavargau vaikščiot. Tai atsisėdau ant suoliuko ir laukiu tėvų. Atėjom į stotelę, laukiam autobusų ir važiuosim, nežinau kur mes važiuosim. Į Dinklį olų. Kažkokiu olų. Dinklį. Girdėjot patys. Olų. Nežinoma, ar atėjom ten, kur reikia, bet atsisėdom ant... Kaip čia vadinas? Uolos krantas. Dinklį uolos. Nuostabus panoraminiai vaizdai nuo Dinklį uolų, kurios yra aukščiausia salos dalyje 250 metrų virš jūros lygio. Uolos driekiasi ne 1 kilometrą. Atėjom pavalgėm skaniai. Ilgai labai laukiam, kol galėsim susimokėti. Ir mama tuo metu nuėjo ir jinai dabar parašė, kad ateiti iki kupolo. Kupolas ten. Tai mums iki ten reikia dabar daeiti. Pagal viską mes turėtume pereiti į kitą miestelį.
iš ten įsėsti į autobusą ir nuvažiuoti iki Blue, koks ten? Neatsimenam, iki Blue kažko. Nu kažkokį jau. Ir tada mes ten pasibūsim, pasižiūrėsim, apsidairysim ir taip toliau. Ir tada tikriausiai važiuosim atgal į savo miestelį. Važiuojam ilgą kelią autobusu. Priminsiu, Snieguolės naujas YouTube kanalas yra, kur jinai kels savo pačios video. Jos kanalą įdės iš čia. Atvažiavom, užėjom į parduotuvę vieną. Viešbutį yra Džymas. Šiuo metu važiuojam į kažkokį paplūdimį. Tas autobusas labai nesiseka mum. Šiandien ir vakar ypač. Ir laukiam kito autobuso. Tai tipo paplūdimys turėtų būti labai gražus. Vakar turėjom važiuoti į paplūdimį, bet nenuvažiavom. Anyway. Jo. Mama valgyti norėjo. Pavalgėm ir dabar einam į kitą paplūdimį, kuris čia yra tipo labai netoli. Einam iš čia kažkokį takelio. Ir man labai skauda po vakar džimo viską. Šiek tiek pabuvom, pasideginom daugiau, nors saulė jau nebe tokia pyptė. Ir einam link pačio pirmojo paplūdimio, kuriame buvom, kadangi iš ten mums važiuos autobusas. Jeigu jis atvažiuos, nes su autobusais yra tokia nesąmončia, bet net važiuoja, bet žiauriai kapuoja. Ir statelės irgi ten kažkaip keistais, žodžiu. Labai keistai autobusai. Grįžom į viešbutį, mama dar nuėjo paimti pyragaičių. Mes nuėjom į parduotuvę, pasiėmiau jogurtuką, nes skanu. Tada čia mama paėmė jogurtų, dar pizzą paėmiau, sriubą tėčiui, čia duona. Paėmėm sausainių, skanu, ir čipsų, kurie atrodo kailiais, nes ten grinai visi čipsai kailiais, tik tais, kad čia kitaip pavadinti. Ir jo. Labas rytas, šiandien yra čia diena Maltoje. Ir šiandien yra mamos gimtadienis. Kodėl mano antakių nesimato? Šiandien keliausim po valetą.
For you to a big round of applause, please, for our dinner this afternoon, Jan. Pavalgėm. Mes čia vaikštum pro visą valetą. Čia buvom nuėję. Iš ko ten šovė? Bet aš nespėjau nufilmuot. Nešovė tik vis vieną kartą. Nu, bet gal. Ir mes čia dabar dar vaikštom ir vaikštom ir vaikštom. Aš grįžau į viešbučio kambarį, o tėvai dar nuėjo pasivaikščiot. Ir aš dabar leidžias vonę, nes man žiūri skauda raumenis, tipo šiandien grinai negaliu normaliai paeiti, tipo. Mama ten greitai eina, ten kažkur spėt, aš negaliu paeit. Aš nepaeinu. Rytrytė skrydis. Man rodo, 6 ryto mes iš čia išvažiuojam. Neatsimenu. Šiaip žiūri, faina kelionė buvo ir patiko. Nusilaužiau nagą. Ryt grinai po skrydžio iš karto varau darytis naujų nagų. Šitus dariausi pati. Ryt darysiuos pas meistrę. Dar penktadienį plaukus pagaliau nusikirpsiu, keliukus pakirpsiu, nežiūrėjau, seniai kirpau. Nežinau, gal sugalvosiu naują video padaryti. Pasižiūrėsim. Tikiu, šis video patiko, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitame video. Čiau, braškės!